dabar imsim roliką. O roliko, manau, kad imsim 0. Šitai. Kiek? Gal ir vienetą. Galvojau 0,5, bet gal dekolte zonos tai 1 milimetro būtų gerai. Visur kitur nespausim. Žymiai greičiau ir paprasčiau, bet skausmingiau. Odos pažeidimas nereikalingas toks tęstinis. Rolikų negalima važinėti pirmin atgal, net jeigu atkelia, kaip pasakyti, būtų gerai paeiti bent milimetrų į šoną, kad negrįžti per tas pačias skylutes, nepadaryti tada vazoninio pažeidimo. Nes po roliko būtent dehidratacija, odos gijimas yra sudėtingesnis. Ką pastebėjau ir jūs ko gero pastebėsite po procedūrų 2-3 dienoj, kad liktai oda po mezopeno Taip, tai čia yra taip, kad pradėsime irgi nuo dekoltės zonos, bet judesiai tai bus, kiek iškabinam, juokauju, bet principe labai galima eiti didelėm atkarpom ir labai patogu. Ant raukšlių ir važinėjam viena kryptim. Čia praktiškai paspaus nereikia. Paspaudžiu aš. Jeigu nespausčiau, būtų maždaug, bet jisai taip jau, kaip mato, soda ir biški. Skaudžiau su to? Nu jo. Nu jo. Va. Visą plotą važiuojam linijom, girdisi net ir garsas toks, širdžiai malonus, ausims. Greičiau. Ir kūnui rolikų, patarčiau kūnui rolikų. Šiaip ko gero. Strijas, jeigu lokaliai ant pilvo, tai apeisit, kodėl ir ne. Ir su mezopenu, kaip pripranti, tai pakanka. Greičiau, žinomas. Bet to dabar jūs nedaro, pasaulyse, žuva. Aš galvau, kad iš karto jisai daro. Kas, kokteilis? Ne, tas kryžiukas. Grotelės. Grotelės kryžiukas. Pasukim. Lytė, paraudimas irgi čia yra. Yra. Nepasakyčiau, kad labai intensyvesnis. Matos, kad kažkas daryta. Kiekvieną raukšlę, bet aš negrįžtu taip, kaip pasakyti, atkeliant ir po biškį po 1 milimetrą, dėl to, kad sakau, negrįžtu per tos pačius neišdrapakuotų visai kaip įmanoma. Stengiasi, kad tie pažeidimai būtų mažesni ir nepapildomi. Galit taip daryti. Ir nieko čia ne pirmyn atgal, tiesiog pirmyn atgal. Ne, bet maloniau, kaip taip, pirmyn atgal. Iš pradžių, kaip ir su mezopenu, raukšlės. Jūs atgelinėjat čia taip? Jo, kaip pasakyti, nevažinėjau taip. Toks Pakeliamų šiek tiek. ir jokių tokių, kai įbesta irgi nevažinėti. Visą laiką stengtis, kad tiesiog. Tarkim, šitoj zonai mes galime ir saulutę tą padaryti, ką rodžiau. Kraujo pačiuko pasirodo. Ir visą plotą kaklo vieną kartą. Kiek milimetrų čia tas yra? 1. Ten buvo 0,8. Bet iš tikrųjų tai šitą dėl pažeidimo diametro tas kraujo pasirodo daugiau. Čia jeigu būtų raukšlė, taip pat galima visom kryptim tą tokią snaigę.